Lietuvos istorija. Maždaug prieš 10 000, 9 000 metų, nutirpus ledynui, iš kaimyninių regionų dabartinės Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji gyventojai. Indoeuropiečių atsiradimas Pabaltijyje. Apie 2500 metų prieš Kristų. Baltų atsiradimas. Apie 2000 metų prieš Kristų. Lietuvių protėviai aisčiai arba baltai. Namelis Palūšėje. Kaip gyveno baltai prieš 4000 metų? Palūšėje yra namelis, pastatytas ištyrus daugiau nei 4000 metų senumo senovinio būsto liekanas. Pradedamos statyti įtvirtintos gyvenvietės piliakalniai. Apie 1000 metų prieš Kristų. Piliakalniai. Ant kalvos, apsuptos vandens, statydavo pilis. Neradę tinkamos kalvos, supildavo dirbtinę, iškasdavo apsauginį griovį. Lietuvoje apie 840 piliakalnių. Šeiminiškėlių Borutos piliakalnis šalia Anykščių. Manoma, kad čia stovėjo karaliaus Mindaugo Borutos pilis. Kaip senovės lietuviai praneždavo vienas kitam apie artėjantį priešą? Pilies bokšte uždegdavo ugnį. Kūlgrinda. Akmenimis grįstas kelias po vandeniu. Tacitas Kornelijus. Romėnų istorikas. Pirmasis rašytiniuose šaltiniuose paminėjęs baltų gentis. (650–800 metų) rytinėje Baltijos jūros pakrantėje ima kurtis Skandinavijos kolonistai, vikingai. 854 metai švedai užpuolė Lietuvos pilį Apuolėje. Apuolė. Pirmoji istoriniuose šaltiniuose minima Lietuvos vietovė. Apuolės piliakalnis Skuodo rajone. Lietuvos teritorijoje ima skirtis etniniai vienetai: kuršiai, žemaičiai, žiemgaliai, sėliai, skalviai, aukštaičiai, lietuviai, jotvingiai, suduviai. 475–525 metai. Baltų gentis. Išnykusios baltų gentys. Prūsai, jotvingiai. Lietuvių tauta susiformavo iš kuršių, žemaičių, aukštaičių, lietuvių, sėlių. Latvių tauta susiformavo iš kuršių, žiemgalių, latgalių. Baltų gentis ir mūsų laikais turinčios valstybės. Lietuviai, latviai. Senovės lietuviai buvo pagonys. Žmonės nesugebėjo paaiškinti gamtos reiškinių.
garbino medį, akmenį, manydami, jog ten gyvena dievybė. Garbino protėvius ir kalendorinės lietuvių šventes susijusias su gamtos pasikeitimais, žemdirbystė. Lietuvos vardas Lituae lotyniškai paminėtas. Kvedlinburgo analuose, metraščiuose. Tūkstantis 2009 metais vasario 14 dieną. Vienuolio Švento Brunono žygis krikštyti pagonį. Lietuvos vardas. Lietuvos vardas kildinamas nuo upelio Lietava, Lietauka, Jonavos rajone. Pirmieji lietuviški pinigai. Lietuviški ilgieji, sidabriniai ilgieji. Lietuvių priešai. Kalavijuočių ordinas, Livonijos ordinas, Kryžiuočių ordinas. Saulės mūšis 1236 metais. Rugsėjo 22 dieną. Prie Šiaulių kalavijuočių sutriuškinimas. Tūkstantis 251 metai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo krikštas. Lietuvos valstybės įkūrimas. 1253 metų Liepos 6. Mindaugo karūnavimas. Mindaugas pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius. Kur buvo įsikūrusi Mindaugo buveinė Boruta. Borutos kalną ir dabar galite pamatyti Anykščių rajone. Čia prieš 800 metų plytėjo Mindaugo žemės. Dabar ant Šeiminiškėlių piliakalnio rengiamasi atstatyti medinę pilį. Šeiminiškėlių Borutos piliakalnis. Šalia Anykščių. Manoma, kad čia stovėjo karaliaus Mindaugo Borutos pilis. Pirmoji bažnyčia Lietuvoje. Mindaugo krikštui buvo pastatyta Vilniaus katedra. Karaliaus Mindaugo žūtis. Mirus žmonai Mortai, Mindaugas Šermenyse Daumantienei pasakęs, jog mirdama Morta paprašysi Mindaugą vesti ją, Mortos seserį, nes norėjusi mažus vaikus patikėti būtent seseriai. Trenioto sąmokslas. Kerštas už pagrobtą Nalšios kunigaikščio Daumanto žmoną. Mindaugas buvo nužudytas 1263 metais drauge su 2 sūnumis Rukliu ir Rupeikiu. Esama legendos, jog Mindaugas buvęs nužudytas ir palaidotas Agluonoje, Latgaloje, dabartinėje Latvijoje, už 53 km į šiaurės rytus nuo Daugpilio. Karaliaus Mindaugo įamžinimas. 750 karūnavimo metinėms pastatytas paminklas. Karalius Mindaugas, sėdintis soste ir laikantis karaliaus regalijas, skeptrą ir rutulį su kryžiumi.
Paminklo postamentą juosia saulės kalendorius, kuriame sužymėtos svarbiausios pagoniškos ir krikščioniškos šventės. Stovi prieš Nacionalinį muziejų ir Gedimino pilį. Karaliaus Mindaugo įamžinimas. Medalis skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-mečiui paminėti. Karaliaus Mindaugo įamžinimas. 200 litų sidabro ir aukso moneta 750-osioms karūnavimo metinėms. Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį Vilniuje 750-osioms karūnavimo metinėms. Durbės mūšis 1260 metai. 1260 metų Liepos 13 dieną prie Durbės ežero Liepojos rajone Latvijoje. Didžiausias 14 amžiaus lietuvių laimėjimas karuose su kryžiuočių ir Livonijos ordinais. Prūsų sukilimas 1260–1274 metai. Kova prieš kryžiuočių ordiną. Garsus sukilėlių vadas Herkus Mantas. Nesulaukus pagalbos iš lietuvių, sukilimas numalšintas. Kunigaikštis Kernius ir Kernavė. Kunigaikštis Kernius apie 1040 metus ne tik tai kūrė pirmąją Lietuvos sostinę, bet ir sugalvojo Lietuvos vardą. Legendos ir padavimai byloja, kad kunigaikštis Kernius pagal pagoniškus papročius buvo sudegintas, o pelenai išbarstyti ant piliakalnio. Pirmoji Lietuvos sostinė Kernavė. 1269–1281 metai. Valdė kunigaikštis Traidenis. Kernavė. Pajautos slėnyje išaugo viduramžių miestas, turėjęs apie 3–4 tūkstančius gyventojų. Kernavės piliakalniai. Pilies kalnas, Aukuro kalnas, Mindaugo kalnas, Lizdeikos kalnas, Kriveikiškio piliakalnis. Nuo 2004 metų saugomas UNESCO. Kernavės radiniai iš 13 amžiaus. Kernavė 1390 metai. Kernavė klestėjo apie 100 metų, kol ją kartu su gyventojais sudegino Vokiečių ordinas 1390 metais. Gediminaičių dinastija. Gediminaičių dinastija. Dinastija, kai valdovui mirus sostą paveldėdavo jo sūnus arba giminaitis. Gediminaičių dinastijos ženklas – Gediminaičių stulpai. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo ženklas. Šiandien tai lietuvių tautos ir valstybės simboliai. Kunigaikštis Vytenis. Vytenio valdymo laikais
Vilnius iš nedidelės amatininkų ir pirklių gyvenvietės ėmė virsti tikrų miestų. Didysis kunigaikštis Gediminas, kunigaikščio Vytenio brolis, nekariavo, o sudarinėjo sutartis ir prijungė daug rusų žemių. Lietuva tapo didžiulė valstybė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Perkelė sostinę iš Kernavės į senuosius Trakus. 1323 metais sostinę perkelė į Vilnių. Rūpinosi krašto kultūra. Gedimino sapnas. Ant kalno staugiantis geležinis vilkas. Gedimino sapną paaiškino Žynys Lizdeika. Seniausi lietuvių raštijos paminklai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškai, rašyti 1323–1324 metais lotynų kalba, yra seniausi lietuvių raštijos paminklai. Kunigaikščio Gedimino laiškas. Vilniaus įkūrimas. 1323 metai. Lietuvos sostinė Vilnius. Vilnius įkurtas 1323 metais. Gedimino pilis. Gedimino 1316–1341 metais laikais medinė Vilniaus pilis pradėta tvirtinti mūrinėmis sienomis. Vytauto laikais 1392–1430 metais pastatyta mūrinė pilis, kurios liekanos išliko iki mūsų dienų. Kunigaikštis Gediminas. Paminklas didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Vilniuje, katedros aikštėje. Pilėnų gynimas. 1336 metai. Kryžiuočių ordinas puola Pilėnų pilį. Pilėnų pilies gynimui vadovauja kunigaikštis Margiris. Kunigaikščio Gedimino sūnus Algirdas ir Kęstutis. Vieningai valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Algirdas Vilniaus kunigaikštystę. Išplėtė sienas rytuose iki Juodosios jūros. Kęstutis Trakų kunigaikštystę. Kovojo su kryžiuočiais. Kęstutis. Garbingas karvedys, rengdamasis pulti, prieš tai priešui praneždavo. Pastatė pilį Naujuosiuose Trakuose. Vedė Palangos Vaidilutę Birutę. Susilaukė sūnaus Vytauto, vieno garsiausių Lietuvos valdovų. Kęstutis ir Jogaila. Po kunigaikščio Algirdo mirties sostą paveldėjo sūnus Jogaila. Kunigaikštis Kęstutis užima Vilnių ir nuverčia nuo sosto Jogailą. Jogaila klasta suima Kęstutį ir Vytautą, įkalina juos Krėvos pilyje. Nužudomas kunigaikštis Kęstutis. Vytauto pabėgimas.
Jogaila. 1385 metais Krėvos sutartis su Lenkija. Jogailos pažadas prijungti Lietuvos žemes prie Lenkijos ir apkrikštyti Lietuvą. Priima krikštą ir karūnuojamas Lenkijos karaliumi. Susitaiko su Vytautu ir pradeda Lietuvos krikštą. Lietuvos krikštas. 1387 metai. Didysis kunigaikštis Vytautas. Nuopelnai. Lietuvos teritoriją išplėtė nuo Baltijos iki Juodosios jūros, prijungė Juodosios jūros pakrantės ir Krymą. Kartu su Jogaila apkrikštijo Lietuvą. Jam valdant augo miestai, plėtėsi prekyba. Atsirado pirmosios mokyklos. Kartu su Lenkijos karaliumi Jogaila Žalgirio mūšyje nugalėjo kryžiuočius. Įsteigta pirma lietuviška mokykla 1397 metais Vilniuje prie katedros. Žalgirio mūšis 1410 metai. 1410 metų Liepos 15 dieną sumuštas kryžiuočių ordinas šalia Griunvaldo kaimo dabartinėje Lenkijos teritorijoje. Mūšiui vadovavo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, politinis vadovas Lenkijos karalius Jogaila. Paminklas Žalgirio mūšiui Krokuvoje. Žemaitijos krikštas 1413 metai. Didysis kunigaikštis Vytautas. Paminklas Burbiškėse. Paminklas Jurbarke. Paminklas Kaune. Paminklas Veliuonoje. Lietuvos silpnėjimas. Mirus Vytautui 1430 metais Lietuva pradėjo silpnėti. Lietuvos ponai troško sąjungos su Lenkija, nes toje šalyje turėjo daug teisių. Mirus Jogailai visi didieji kunigaikščiai būdavo ir Lenkijos karaliais. Aleksandras, Žygimantas Senasis, Žygimantas Augustas. Tūkstantis 529 metai. Paskelbtas pirmasis Lietuvos statutas. Įstatymų rinkinys. Pirmoji lietuviška knyga. 1547 metai. Martynas Mažvydas. Katekizmas. Išleista Karaliaučiuje. Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Žygimantas Augustas Žygimanto senojo sūnus. 1547 metais vedė Barborą Radvilaitę. 1548-1572 metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Nuo 1550 metų Barbora Radvilaitė Lenkijos karalienė. Barbora Radvilaitė mirė 1551 metais.
palaidota Vilniaus katedroje. Žygimantas Augustas mirė 1572 metais, palaidotas Krokuvoje, Lenkijoje, Vavelio rūmuose. Liublino unija 1569 metai. 1569 metų Liepos 1 diena. Pasirašyta Liublino unija, sukūrusi bendrą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos valstybę, respubliką. Bendras valstybių herbas. Vilniaus universitetas 1579 metai. 1579 metų balandžio 1 diena. Įkurtas Vilniaus universitetas. Didysis kunigaikštis Steponas Batoras, pasirašė privilegiją perorganizuoti Vilniaus jėzuitų kolegiją į universitetą. Steponas Batoras. Lietuvos ir Lenkijos respublika. Karaliais dažniausiai rinkdavo svetimšalius. Lietuvos ir Lenkijos respublika buvo įtraukta į daugelį karų su Švedija, Rusija. Siautėjo maras. Nusilpusią valstybę pradėjo pulti kaimynės. Bandymas išsaugoti Lietuvos ir Lenkijos respubliką. 1794 metais sukilimas prieš Rusiją. Sukilimo vadas Tadas Kosciuška. Pralaimėjimas rusų armijai. Šalys kaimynės pasidalijo Lietuvos ir Lenkijos žemes. Beveik visa Lietuva atiteko cariniai Rusijai. Lietuvoje įsigalėjo baudžiava. Vyrus imdavo į rekrūtus, karo tarnybą. Prancūzmetis Lietuvoje. – 1812 metai. Birželio gruodžio mėnuo. Napoleono kariuomenė užėmė Vilnių. Napoleoną sužavėjusi Šventos Onos bažnyčia. Kristijonas Donelaitis. Paminklas Donelaičiui Vilniaus universiteto kiemelyje. Poema Metai. Pirmas lietuvių literatūros kūrinys. Paskelbtas 1818 metais. Simonas Daukantas. Parašė pirmą Lietuvos istoriją lietuviškai. 1822 metai. 1831 metų sukilimas. Emilija Pliaterytė veda savo pulką. Bandymas atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybę. Sukilimas numalšintas galingesnės rusų armijos. Sukilėliai žuvo arba nuteisti ir įkalinti. Narsa pasižymėjo Emilija Pliaterytė. Pirmas lietuviškas kalendorius. 1846 metai. Autorius Laurynas Ivinskis. Blaivybės sąjūdis. Blaivybės sąjūdis Lietuvoje. 1850–1864 metai. Sąjūdžio įkūrėjas vyskupas Motiejus Valančius.
1861 metai. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. 1863 metų sukilimas prieš Rusiją. 1863–1864 metai. Sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. Sukilimo pasekmės. Sukilimas buvo numalšintas Rusijos okupacinės armijos. Nuteista mirties bausme ar ištremta apie 22 000 žmonių. Sukilimo vadai: Antanas Mackevičius, Kostas Kalinauskas, Zigmas Sierakauskas. Nuo 1864 metų įvestas spaudos draudimas. Prasidėjo Lietuvos rusinimas. 40 metų spaudos draudimas. 1864–1904 metai. Mokykla spaudos draudimo metais. Veikia slaptos lietuviškos mokyklos. Vaikus mokė daraktoriai. Lietuvos mokykla 1864–1904 metais. Skulptūra stovi prie Karo muziejaus Kaune. Knygnešiai. Motiejus Valančius slapta organizavo lietuviškų knygų spausdinimą Prūsijoje. Tilžė – rytų Prūsijos miestas, dabar Sovietskas. Buvo svarbiausias draudžiamų lietuviškų raštų spausdinimo centras. Knygas platino knygnešiai. Didysis knygnešys Jurgis Bielinis. Slaptieji laikraščiai. Pirmasis slaptas laikraštis Aušra. Leidėjas Jonas Basanavičius. Slaptieji laikraščiai. Laikraštis Varpas. Leidėjas Vincas Kudirka. Tautiška giesmė Lietuvos himnas. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeitės tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Autorius Vincas Kudirka. 1898 metais paskelbta Varpo laikraštyje. Paminklas Vincui Kudirkai Vilniuje. Pirmas lietuviškas dienraštis. 1904 metais panaikintas spaudos draudimas. Išleistas pirmas lietuviškas dienraštis. Vilniaus žinios. Didysis Vilniaus Seimas. 1905 metų gruodžio 4–5 diena. Politinės Lietuvos autonomijos su Seimu Vilniuje reikalavimas. Reikalauta vartoti lietuvių kalbą valsčiuose ir mokyklose. Pirmasis pasaulinis karas. 1914–1918 metais. Vokietija užėmė Lietuvą. 1918 metų vasario 16 diena.
Lietuvos valstybės atkūrimas ir nepriklausomybės akto paskelbimas. Lietuvių tautos atgimimo tėvas Jonas Basanavičius. Nepriklausomybės akto signatarai. Signataras asmuo, pasirašęs ypatingos svarbos dokumentą. Signatarų namai. Vilniuje. Pilies gatvėje namas, kuriame 1918 metais buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Lietuvos kariuomenė. 1918 metų lapkričio 23 diena. Kovos su bermontininkais. 1919 metai. Bermontininkai įsiveržė į Lietuvą. 1919 metai lapkričio 21-22 diena. Lietuvos kariuomenė ties Radviliškių sudavė triuškinamą smūgį bermontininkams. Radviliškio vėjo malūnas. 1919 metų Lietuvos savanorių kariuomenės mūšius su bermontininkais dar ir dabar mena išlikęs mūrinis Radviliškio vėjo malūnas. Lietuvos prezidentai. Pirmasis prezidentas Antanas Smetona 2 kartus. Stulginskis. Grinius. Laikinoji sostinė Kaunas. 1920–1939 metai. Lenkų užgrobtas Vilnius ir Vilniaus kraštas. Lietuvos piniginis vienetas. Litas. Įvestas 1922 metais. Pirmoji aukštoji mokykla. Vytauto didžiojo universitetas Kaune 1930 metai. Dariaus ir Girėno skrydis. 1933 metai Liepos 15 diena. Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Lėktuvu Lituanika iš Niujorko perskrido Atlanto vandenyną. Žuvo Soldino miške, dabartinės Lenkijos teritorijoje. Dariaus ir Girėno skrydžio įamžinimas. Paminklas Soldino miške. Paminklas Čikagoje. Pašto ženklas, puntuko akmuo. 10 litų banknotas. Slaptas Europos padalijimas. 1939 metų rugpjūčio 23 diena. Vokietijos, Sovietų sąjungos nepuolimo sutartis Ribbentropo-Molotovo paktas, kuriuo Vokietija ir Sovietų sąjunga pasidalijo įtakos zonomis. Lietuva atiteko Sovietų sąjungai, o Klaipėdos kraštas Vokietijai. Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos okupacija. 1939 m. rugsėjo 1 dieną prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Vokietija užpuola Lenkiją. 1940 m. birželio 15 diena. Sovietų kariuomenė okupavo Lietuvą ir prijungė ją prie Sovietų sąjungos. Tremtis.
1941 metų birželio 14 diena. Ta diena prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Birželio 14 diena gedulo ir vilties diena. Vokietijos Sovietų Sąjungos karas. 1941 metų birželio 22 dieną Lietuvą užėmė vokiečiai. 1941–1944 metais Lietuva buvo užimta Vokietijos. Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje. Pasibaigus karui, Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Pasikartojo trėmimai, areštai. Partizaninis judėjimas. Sodybų naikinimas, kolūkiai. Tautos pasipriešinimas. Slaptos organizacijos, spaustuvės, ėjo katalikų bažnyčios kronika. Romo Kalantos susideginimas 1972 metais Kaune. Romas Kalanta. Protestas prieš sovietinį režimą. Paminklas prie muzikinio teatro Kaune. Paminklas Čikagoje, JAV. Lietuvos atgimimas. 1988 metai. Tais metais susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Baltijos kelias. 1989 metai. Rugpjūčio 23 diena. 3 Baltijos valstybių piliečiai rankomis sujungė sostinės Vilnių, Rygą, Taliną. Protestas prieš SSRS okupaciją. Tūkstantis 1990 metų kovo 11 diena. Paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Vytautas Landsbergis. Vienas iš sąjūdžio įkūrėjų. Lietuvos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas. Signataras. 1991 metų sausio 13 diena. SSRS kariuomenė puolė prie televizijos bokšto budėjusius žmonės. Bandymas pasikėsinti į Lietuvos nepriklausomybę. Pirmasis prezidentas atgavus nepriklausomybę. Algirdas Mykolas Brazauskas. Valstybės pagrindinis įstatymas. Konstitucija. Dabar galioja 1992 metais priimta konstitucija. Lietuva NATO narė. Nuo 2004 metų. Kovo 29 dienos. Lietuva Europos Sąjungos narė. Nuo 2004 metų gegužės 1 dienos. Lietuvos prezidentai atgavus nepriklausomybę. Brazauskas, Paksas, Adamkus 2 kartus. Dabartinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ačiū už dėmesį.